Dusios padavimai. Labas, ačiū, kad sutikote pasikalbėti. Gal galėtumėte papasakoti apie vieną iš Dusios padavimų? Labas, Dusios padavimas yra senas lietuvių mitas apie vandens deivę Dusę. Pasakojama, kad Dusė atsirado tuo metu, kai formavosi pirmieji ežerai ir upės. Ji buvo galinga deivė, gyvenusi vandenyje ir valdžiusi šias gamtos jėgas. O koks buvo Dusios vaidmuo šiame padavime? Dusė buvo laikoma gamtos ir vandens apsaugotojai. Ji saugo ežerus ir upes nuo žmonių netinkamo elgesio. Jei kas nors teršė vandenį ar nesirūpino gamta, Dusė galėjo nubausti žmones, sukeldama audras ir užtvindydama laukus. Ar galite papasakoti kokią nors istoriją apie ją? Viena iš istorijų pasakoja apie žmones, kurie pradėjo teršti ežerus ir upes. Dusė supyko ir užtvindė laukus, parodydama, kad žmogus turi gerbti gamtą. Tik po to žmonės pradėjo gerbti ežerus ir suprato, kad gamtos jėgas reikia laikyti šventomis. Ar šis padavimas gali turėti kokių nors ryšių su šiuolaikiniu gyvenimu? Taip, jis labai aktualus šiandien, kai susidurime su ekologinėmis problemomis. Dusės pavadinimas primena, kad mes turime saugoti gamtą, nes mūsų veiksmai gali turėti rimtų pasekmių aplinkai ir ateities kartoms. Ačiū už šį įdomų pasakojimą apie Dusios padavimą. Ačiū ir jums.